Taigi, esu Vygantas Januška, 2 vaikų tėtis, turiu laimingą šeimą, džiaugiuosi ir didžiuojasi. Esu buvęs emigravęs lietuvis, metai kaip jau Lietuvoje. Ir man rūpi Lietuva, dėl to aš čia su jumis. Ir turiu tokią nuomonę, kad jeigu mes darysim tą, ką darėm, turėsim tai, ką turim. Todėl, jeigu norim tikrų pokyčių Lietuvoje, turim daryti kažką naujo ir kitaip. Ačiū visiems, kad čia susirinkote. Ir šiandien šiek tiek darbotvarkės, kaip sako, kad žinotumėt, ką mes čia priorganizavę. Taigi, pirmoje vietoje, aišku, svarbiausias dalykas šiuo metu referendumų klausimai. Tada šiek tiek švietėjiškos veiklos, apie peticijas pakalbėsim. Ir tada rimtas reikalas, tai mūsų tautos reikalas, kaip suorganizuoti ir sukurti struktūrą, kad didesni kiekiai žmonių galėtų būti įtraukti į vienybės, bendrystės Lietuvos tikslus. Ir trečias dalykas, ką norėsim pakalbėti tautos forume, kad kaip mums surengti šį susitikimą geriau, efektingiau, taip, kad norėtųsi jame dalyvauti. Tai vad norėtųsi išgirsti jūsų nuomonę, jūsų įžvalgą ir planuojam atsižvelgti kritiką. Po renginio neįsilakstykit, būtent yra lapas specialus, kur įvertinkit būtent šį renginį. Ir būtų džiugu, jeigu paliktumėt komentarą, ko norėtumėt, ką gal galėtume atlikti kitaip ir padaryti. Ir svarbus dalykas, kad kai pasibaigs darbinė dalis, gali būti, kad turėsim gyvos muzikos, neįsilakstykit, pabendrausim, pasibučiuliuosim, svarbus momentas. Ir sekantis renginys, kas labai svarbus, sekantis renginys, planuojamas darysim pertrauką, tai rugsėjo 27 dieną. Tai vat šiokia tokia vasaros pertrauka. Taigi dabar pakviesim Egidijų. Ir Egidijus, kaip sako, pagrindinis pas mus buldozeris referendumo klausimais. Duodam žodį. Sveiki, pirma, pradžiai techniniai dalykai, tautvalda. Prašom pristatyti tautvaldą. Taigi, kai kokį klausimą turėsite, iš vietos prašom nekalbėti, o prieiti prie mikrofono, prispausti su koja dešinę arba kairę mikrofoną, paspausti mygtuką ir pakelti žemyn arba aukštyn mikrofoną, kad jums būtų patogu kalbėti. Kam tai reikalinga? Tam, kad užsifiksuotų klausimas įraše ir paskiau, kadangi viskas yra viešinama, kad girdėtųsi ir klausimas ir atsakymai. Tai čia tiek, taip? Dar kažką. Ir kad įrašas būtų. Taip, kad įrašas būtų. Aš žinau, kad visiems labai knieti, dėl ko aš šituos darau saldainiukus ir klausiu, koks skaičius saldainėlių yra šitam stiklainį. Bet apie tai šiek tiek vėliau. Intriga. Šiek tiek intrigos paliksiu. Tai bus pristačius apie mūsų referendumų iniciatyvą, antrą referendumų iniciatyvą. Tai yra, aš tai esu Egidijus iš Kauno. Ir daugiau nesakysiu, nes paskiau tai yra šiek tiek susijęs su šitų stiklainėjimu, kodėl nesakau apie save. Taigi, kaip mums sekėsi antroji referendumų iniciatyva, kuri buvo dėl referendumų reglamentavimo. Turėjom VRK nuomonę ir jau gavome ir vyriausią administracinio teismo nuomonę. VRK neleido rengti referendumų dėl tų klausimų. Elvadas irgi taip pat neleido palaikė VRK nuomonę ir neleido rengti. Taip, tačiau
tęsiasi ta pati, tas pats elgesys, pavyzdžiui, tiek ir administracinio teismo ir VRK, kaip ir dėl pirmosios referendumų iniciatyvos. Kad būtų aišku, ką kalbam, konkrečiai dabar aš irgi mėgstu cituoti, ką sako, mėgstu, kad būtų ne tik mano nuomonė, o bet ką iš tiesų vyriausias administracinis teismas sakė. Ir čia iš tiesų antroje iniciatyvoje nutarty galima rasti kelis labai įdomius dalykus. Taigi, pirmas dalykas, vyriausias administracinis teismas pasakė, kad sprendime taip pat pagrįstai atsižvelgta ir į tai, kad VRK narių skirimas referendumu, kurio organizavimas reikalauja ne tik finansinių, bet ir žmogiškųjų išteklių, prieštarauja ir ekonomiškumo principui. Taip, visi suprantame. Tačiau, administracinių bylų teismas įstatyme parašyta, teismas nevertina ginčijamo teisės akto ir veiksmų nelikimo, politinio ar ekonominio tikslingumo požiūrį. Taigi matome, kaip ir pirmoje iniciatyvoje buvo kalbama dėl nekilnojamo turto mokesčio, kad buvo kalbama, kad teismas atsižvelgia į geopolitinę situaciją, o nors irgi įstatymė parašyta, kad politinio ar ekonominio tikslingumo požiūrį nevertina teismas, bet savo nuožiūrą teismas vertina. Ta patį mes turime ir dėl antrosios iniciatyvos. Tik šį kartą ne dėl politinio požiūrio, o dėl ekonominio tikslingumo. Taigi, matome, kad tarytum yra, bent jau man asmeniškai neaišku, nes susidaro, kad yra dvejopa teisė, vieną referendumam, o visą kitą kitiem. Bent jau kitą teismą. Taigi, išvadą galima daryti, kad išskirtinai referendumams, nors galbūt neišskirtinai, bet jau referendumams, kuriuos inicijuoja tauta, administracinių bylų teismas įstatymas negalioja arba galios išimtim ir vyriausias administracinis teismas be jokių skaičiavimų, noriu pripažinti tą patį, ką ir VRK padarė, be jokių skaičiavimų siūlomų konstitucijos pakeitimų, vertinant siūlomų konstitucijos pakeitimų ekonomiškumą. Taigi, kitas dalykas, irgi bent jau man asmeniškai labai įdomus, tai yra Vyriausia rinkimų komisija ir Lietuvos vyriausias administracinis teismas 36 punkte teigia, vyriausios komisijos rinkimų komisijos pirmininko ir narių tvirtinimas referendumų konstitucinė prasme nėra svarbiausias tautos ir valstybės klausimas. Taigi, jie vertina, nors, bendrai aš dar pasituosiu kitą dalyką. Konstitucinis teismas yra pasakęs. Svarbiausių valstybės bei tautos gyvenimo klausimų, kuris turėtų būti sprendžiamas referendumu, laikytinas ir toks klausimas, kurį spręsti referendumu reikalautų ne mažiau kaip 300 000 piliečių turinčių rinkimų teisę. Taigi, matome, kad kada tauta inicijuoja referendumus, tautos ir konstitucinio teismo nuomonė nėra svarbi, vyriausia rinkimų komisija ir vyriausias administracinis teismas nusprendžia, kas yra svarbiausias klausimas, o kas yra ne. Tai antras dalykas. Ir trečias dalykas, daug nekalbėti, bet tokia tipinis. Trečias dalykas, cituoju, referendumų iniciatyvinės grupės negali būti nei tapatinamos su tauta, nei kalbėti jos vardu. Taigi, čia mano dabar jau paaiškinimas, nes čia ištrauka yra. Taigi, neregistruodama referendumų iniciatyvos vyriausioji rinkimų komisija nepasisavino visai tautai priklausančių galių, neviršijo įgaliojimų, įtvirtintų referendumų konstitucinėme įstatyme, bet veikia savo kompetencijos ribose. Taigi, klausimų, kuriuos gali spręsti tauta cenzūra, yra leistina išeina iš šito pasakymo, nes VRK, neleisdama iškelti referendumo klausimo, nepasisavino tautos sprendimo teisės. Jinai nenusprendė už tautą.
Tačiau, mūsų požiūriu pažeidė politinės piliečių teisės. Taigi, matome labai įdomius dalykus, kaip rutuliuojasi šitos referendumo iniciatyvos. Tai tiek su antrąja referendumo iniciatyva, dabar tada noriu pristatyti, kad mes ir toliau einame, judame ir kviečiam pasirašyti po jau 4-ąją referendumo iniciatyvą, kuris skamba taip. Valstybė nefinansuoja politinių partijų ir politinių organizacijų. Valstybė nefinansuoja politinių partijų ir politinių organizacijų. Visus kviesime pasirašyti, kaip jau kas žinote, tai reikės ant 4 lapų, 3 lapuose pasakysiu viską, ką reikia padaryti. Taigi, dabar čia su pirma dalim tiek, kad negaišinti laiko, ar klausimų turite? Pastebėjimo, prašome, mikrofonas yra prieiti, kaip Tautvaldas parodė. Ateina. Čia neprašau. Dabar kaip gerbimas... Negerbimas, visokiai žiūrės. Dabar aš ką noriu paprastą dalyką. Būtų gerai visiems susipažinti tais raštais, kurie yra parašyti rinkimų komisijai ir atsakymai iš tos komisijos, ar elektroniniu paštu, kad galėtų mums atsiųsti, ar čia atsivesti, ar šviestos, spausdintus padalinti, tada susipažinti. Ir tas pats teismui, ir administraciniam teismui. Kad būtume žinotum, kas tam parašyta ir kokie sakymai konkrečiai galėtum paskaityti. Taip, labai geras, ačiū pastebėjimas. Iš karto noriu pasakyti, kad iniciatyvinės grupės visi nariai šitus dalykus gavo. Jeigu jūs norite su manim paskui susisiekti, mes suderinsim šitą dalyką. Šiaip šitie dalykai vieši yra, taip, jokių problemų. Nežinau, kur ieškoti. Taip, mano pasiūlymas būtų toksai, kad valstybė nefinansuoja politinių partijų, sekantis visuomeninių organizacijų. Ir politinių organizacijų. Politinių organizacijų siūlau papildyti ir religinių organizacijų. Ačiū. Šitą dalyką turi minty, dėkui, labai gerai, atkreipsiu dėmesį į kitą iniciatyvą. Nes čia iškilo kalba net ir diskutuojant dėl šito klausimo. Dar buvo dėl nevyriausybinių organizacijų finansavimo ir mintis. Bet nutarėm sukonkretinti ir apriboti labai, nes matome, kaip VRK elgiasi. Jeigu mes kuo platesnis klausimas, tuo yra lengviau prieš ko užsikabinti ir atmesti. Ir dabar šiai dienai bent jau darome, kad siauresnius klausimus pateikėme, kad būtų aiškiau tiek mums, tiek ir galų gale ir teismų, ir vyriausiai rinkimų komisijai. Bet ateityje tai tikrai šitą dalyką svarstysim. Dėkui. Tad, jeigu nėra daugiau klausimų, einame prie kitos tada temos. Prie stiklainėlio temos. Taip. Tai ir prie turinio prieisim. Šitas dalykas yra jau man seniai žinomas, bet iš tiesų neseniai atradau, kaip organizavom čia pirmą kartą pasidutę ir aš dariau apklausą. Apklausoje buvo, kiek jūsų nuomonė turėtų būti, koks parašų skaičius turėtų būti konstitucijai, kad paskelbtume referendumą, kad piliečiai galėtų paskelbti referendumą. Ir daugelis kalbėdami su manim sakydavo, kaip Šveicarijai. Turėtų būti kaip Šveicarijai toks optimalus parašų skaičius. Ir gausi toks, iš vienos pusės klausiau, koks turėtų būti, bet daug kas atsakinėjo apie tai, kiek Šveicarijai dalykų yra. Ir iš tiesų, kada aš visus atsakymus padariau visų atsakymų vidurkį, gavosi labai artimas skaičius tiek, kiek iš tiesų reikia referendumui parašų Šveicarijai, jeigu pritaikome pagal mūsų tautos, sakykime, gyventojų skaičių. Tai ten apie 40 000. Tada aš prisiminiau seną dalyką, pagalvojau, visai įdomu būtų irgi padaryti ir pasidomėti girdėjau. Tai yra, kaip piliečiai, kaip jeigu grubiai pasakyti minia, didelis kiekis žmonių priima ar teisingus ar klaidingus atsakymus. Nes iš tiesų, vienas
vienas iš pagrindinių argumentų būna, negi leisim kvailiams spręsti su referendumu, štai kas užvaldys valstybę. Ir iš tiesų šitas klausimas nėra naujas. Šitas klausimas liečia visas demokratinės valstybės, nes kažkiek daugiau išprusę, galbūt išsilavinę žmonės mąsto, kad dauguma piliečių yra tamsus, nesuprantantis, nepilietiški ir jiems negalima leisti iš vis ne tik spręsti referendumus, bet net ir rinkti. Turėtų būti kažkokie ekspertai, aukštesnio išsilavinimo žmonės, kurie priimtų tuos sprendimus. Ir panašiai mąstė iš tiesų 1996 metų rudenį panašiai mąstė ir mokslininkas Francis Galtonas, kuris gyvena iš savo namų Plimucho miestelį, nuvyko į kaimo mugę. Ir ten buvo nepaprasta mugė, ten buvo gyvulių, veisinių gyvulių mugė, tokia pristatymas, kur buvo vertinami, rodomi geriausias veislės ir patys geriausi gyvuliai. Ir jisai Galtonas, nežinau, gal nelabai tekę girdėti, bet jisai buvo smalsus, nors jau tuo metu buvo virš 80 metų, ir jisai domėjosi statistiką ir pavedimu. Ir daręs su žmonėm įvairius tyrimus, norėdamas įvairiai įvertinti pagal tam tikrus bruožus, pavyzdžiui, kūno sandarą, pavyzdžiui, žmogaus gyvenimo mąstyti. Taigi, nes Galtonas tuo metu tikėjo, kad labai nedaug žmonių turi tų savybių, kurios būtinos sveikai visuomeniai. Čia dar susijęs su Eugeniju. Tai ir didžiąją dalį laiko jisai skyrė savo mokslinės veiklos, jisai skyrė, kad įrodyti, kad didžioji dauguma žmonių neturi savybių būtinų sveikai visuomeniai. Ir jo eksperimentai suteikė jam iš tiesų mažai tikėjimo vidutinio žmogaus intelektų, gebėjimo priimti įvairius protingus sprendimus. Ir jis cituoja, daugelio vyrų ir moterų kvailumas ir užsispyrimas yra tokie dideli, kad sunku tuo patikėti. Ir Galtonas tikėjo, kad tik tuomet, jeigu valdžia ir kontrolė liks išrinktųjų gerai išauklėtos ir išsilavinusios mažumos rankose, visuomenė gali išlikti sveika ir stipri. Ir tą dieną jisai netyčiom užėjo į tokį konkursą, panašiai, kurį mes darėme čionais. Tai buvo svorio spėjimo konkursas, buvo rodomas jautis ir buvo klausima, kiek bus grynos mėsos jau tą jautį paskerdus ir išdarinėjus. Ir buvo krūva susirinkusi didžiulė, tenais apie 800 žmonių, minia, kurie galėjo spėti ir jeigu kas teisingiausiai spėja, tie ir laimi prizą. Buvo tokia kaip loterija. Ir tenais geriausi sprendimai buvo apdovanoti prizais, 800 žmonių bandė savo laimę, 17 atsakymai buvo neįskaitomi ir daugelis buvo mėsininkai, ūkininkai, tai yra profesionalai tos srities, jie žino, koks dirba kasdieną su tuo, vienaip ar kitaip prisiliečia. Ir tikėtume, kad jie buvo ekspertai savo srityje. Bet buvo ir nemažai žmonių, kurie absoliučiai neturėjo supratimo iš pirmo žvilgsnio, koks bus mėsos svoris to galvijų. Ir konkurse dalyvavo daug nespecialistų, vėliau Galtonas rašė mokslo žurnale Nature. Pavyzdžiui, klientai ir kiti, kurie neturi specialių žinių apie arklius, bet lažinasi dėl lenktynių, remdamiesi laikraščiais, draugų patarimais, savo fantazijomis. Kaip matote, čia tikrai neaukštos nuomonės apie tuos. Ir čia iš karto Galtonui kilo analogija su demokratija. Taigi turim visokių žmonių, kurie žmonės turintis radikaliai skirtingus gebėjimus ir interesus gauna po vieną vienodą balsą. Vidutinis dalyvis, jisai rašė, tikriausiai buvo taip pat tinkamas teisingai įvertinti jaučio svorio, kaip ir vidutinis rinkėjas yra tinkamas vertinti daugumos politinių klausimų, dėl kurių jisai balsuoja privalumus. Čia, konkrečiai, kas su referendumu, tai mes tiksliai galime net priartinti. Ir
Galtonas buvo suinteresuotas išsiaiškinti, ką gali tas vidutinis rinkėjas. Nes norėjo įrodyti, kad vidutinis rinkėjas gali labai nedaug. Tai yra labai klysti. Todėl svarbus padaryti tokį improvizuotų eksperimentų, tą patį mes padarėme šiandien su Šilčiu. Ir konkursas baigėsi tuo, kad buvo įteikti prizai, Galtonas pasiėmė tada visą sąrašą, kiek spėjimų, ir jisai padarė vidurkį. Ir Galtonas atsakymas buvo toksai, tos vidurkį. Vidurkis praktiškai minė spėjo, kad jautis po to, kai buvo paskelbtas ir išdorotas, svers 1197 svarus. Čia svaras Galtonas Anglija. Po to, kai jis buvo paskelbtas ir išdorotas, jautis svėrė 1198. Spėjo 1197, o svėrė 1198. Kitaip tariant, iš esmės tautos sprendimas buvo tobulas, tos minios. Ir tą patį mes dabar darėme šiandien. Jūs spėjate, kiek šiandien yra saldainėlių. Spėjimai labai buvo įvairūs, nuo 100 iki 3000, jeigu taip grupiai paėmus. Ne grupiai tiksliai sakant. Mažiausias buvo 100, o daugiausiai 3000. Šiame stiklainėlyje aš su savo dukra sėdėjom, skaičiavom, yra lygiai 615 saldainių. Arčiausias sprendimas buvo Leono, kuris sakė 560 saldainių. Tačiau mūsų visų vidurkis, dar ir Talcicą paklausiu, kuris čia buvo užvažiavęs, yra 606. Duomenis pateiksiu, galite patikrinti, kiekvienas matysit vardą ir pavardės pirmą raidę. Tai aš irgi pirmą sykį dariau šitą eksperimentą, bet man labai smagu. Šiek tiek nerimavau, nes mažas žmonių skaičius, kuo didesnis skaičius, tuo tiksliau yra spėjama. Tai čia šita yra priežastis, dėl ko referendumas priimami klausimai yra iš tiesų tobuli ir ekspertų, jie kartais naudingi, bet kartais klysta. Ir šitą dalyką, vienas lygiai ekspertas gali pataikyti, kitas lygiai nepataikyti, pastoviai ekspertai paprastai nepataikyti. Ta patį mes matome, pavyzdžiui, akcijų rinkose, kur, gal vienetai žmonių, kurie gal prieina prie kažkokios informacijos, galbūt tiesiog turi tokį unikalų gebėjimą, pastoviai metų iš metų uždirba iš akcijų rinkos. Taigi, bet yra tam tikros sąlygos, kad minios žmonių sprendimas būtų teisingas ir reikalingos tam tikros sąlygos. Ir vienas iš tų dalykų manęs vis klausia, daug kas, tai pasakyk jau, koks yra šitų saldainių skaičius. Ir šito aš negalėjau sakyti dėl ko. Čia yra priežastis vienas. Turi būti nuomonių įvairovė. Kiekvienas asmuo turėtų turėti tam tikrą privačią, jam asmenišką informaciją, kad net jeigu tai yra labai ekspertinis sprendimas ar net žinomų faktų interpretavimas, jisai suinterpretuoja, bet tai jo turėtų būti ta informacija, ta nuomonė. Antras dalykas – nepriklausomybė. Tai yra žmonių nuomonė nėra nulemta aplinkinių nuomonės. Tai kuo daugiau yra nulemta, tai tuo iškreiptas daugiau rezultatas. Decentralizacija. Tai yra, kad žmonės kiekvienas pagal savo sugebėjimus pasižiūrėję, jie gali asmeniškai priimti tos sprendimus. Ir paskutinis yra agregacija, tai yra, kad turi būti mechanizmas tos visus sprendimus apjungti į vieną ir išgauti tą vidutinį rezultatą. Kolektyvinį sprendimą. Ir dėl ko taip yra? Kodėl tas, jeigu yra visi šitie principai patenkinami, dėl ko tas sprendimas teisingas? Nes iš esmės kiekviename atsakyme yra du dalykai. Vienas dalykas, kiekvienas tam tikrą informacijos kropelytę, o antras dalykas yra klaida. Kai didelis žmonių kiekis sprendžia, pasisako, tos klaidos dauguma, dažnai visas, kas
dauguma tų klaidų eliminuoja vieną kitą. Ir gaunasi, kad ir pamažyta ta kropelytė, bet ta informacija susideda ir gaunasi teisingas rezultatas. Ir tai čia trumpai apie tiek, čia jau šitie dalykai, kaip matote, virš 100 metų, jie yra žinomi, plačiai jau naudojami, yra milijardiniai verslai padaryti, remiantis šitų dalykų. Polymarket, pavyzdžiui, neseniai yra, nežinau, gal netekia girdėti, yra spėjimų tokią platformą. Tai šitas dalykas veikia. Tik reikia tinkamai suorganizuoti. Tai čia buvo antroji dalis ir tada prizas atitenka mums visiems. Nes tai yra mūsų visų bendras sprendimas buvo teisingiausias. Net ir ekspertai šį kartą nespėjo teisingiau. Jėga, tautos vertybė. Taigi, dabar tada aš uzurpavęs šiek tiek šitą mikrofoną, tai iš karto pabaigsiu. Ir trečią dalyką švietėjišką. Praeitas įkį, kalbėsiu irgi pagal tą pačią sistemą, kurioje kitiems žmonėms mes siūlom, tai yra problema, sprendimas ir veikla. Problema, praeitas įkį mes ir kalbėjom, buvo žmonių, kurie nežinojo, už ką pasirašo. Ar už peticiją, ar už piliečių įstatymų leidybos iniciatyvą, ar už referendumą. Ir pamačiau tam tikrą spratą žiniose, kuri yra labai lengvai pataisoma. Ir pradėti aš noriu nuo peticijos. Kas yra peticija? Tai šiek tiek šiandien pakalbėsime apie peticiją. Kas norėsite, galėsite prisijungti, užsirašyti po to ir mes pabandysim kiekvienas asmeniškai parengti po peticiją. Pradžiai, kad būtų įdomiau, ne tik sėdėti, bet ir kažkiek pažaisti, tai tada aš noriu paklausti jūsų nuomonės. Bus 3 dabar klausimas ir 3 atsakymai. Jūsų nuomonė, kuris bus teisingas. Tai yra, peticija tai konstitucijos keitimas arba keitimas, piliečių parengtas įstatymo projektas, raštiškas kreipimasis su prašymu ar siūlymu. Kas yra peticija jūsų? Gerai, kas už pirmą variantą pakelkite rankas? Tai yra konstitucijos keitimas ar papildymas? Tai tu čia pakėlė už tą pirmą. Dabar kas yra antras variantas? Piliečių parengtas įstatymo projektas. Dėkui. Ir trečias variantas yra raštiškas kreipimasis su prašymu ar siūlymu. Dauguma. Taip, peticija tai yra raštiškas kreipimasis su prašymu ar siūlymu. Tai čia dauguma atspėjo. Aš žinojau teisingiau. Dabar kitas tada dalykas, šiek tiek sunkesnis. Koks parašų kiekis būtinas pateikti peticijai? Pirmas. 1 milijonas ir daugiau. Antras. 300 tūkstančių ir daugiau. Trečias. 50 tūkstančių ir daugiau. Ketvirtas. 5% ir daugiau apklausiamos teritorijos gyventojų. Ir penktas. 1 ir daugiau. Nu, kas už pirmą variantą, tai už milijoną ir daugiau. Peticija pateikti. Kas už antrą variantą? Už trečią variantą. Trečias variantas 50 tūkstančių ir daugiau. Taip, dėkui, daug čia yra, taip. Ketvirtas variantas 5% ir daugiau apklausiamos teritorijos. Dėkui, yra irgi norinčių taip. Ir penktas variantas 1 ir daugiau. Aha, nu čia mažiau negu už trečią, sakyčiau. Peticija yra penktas variantas. Užtenka vieno žmogaus arba daugiau, tai yra žmonių grupės, kad pateikti peticiją. Tai jeigu aš ant tvoros parašysiu, irgi bus peticija. Toliau apie tai, jeigu pakalbėsim, kokie yra reikalavimai, kad tai būtų laikoma peticija. Bet iš esmės, jeigu jūs vienas parašysit, teisingai, kaip reikalauja įstatymas, tada bus peticija. Taip, nereikia daugiau nieko. Kaip vieno žmogaus užtenka. Gerai, trečias klausimas. Koks yra laikas skirtas peticijos parašam surinkti? Grįžtant palaukti prie antro. Gal jums įdomu, kodėl tie pasikeitė skaičiai, ką reiškia? 1 300 000, 50 000, 5%. Kas, iš kur čia atsirado? Ne, tai nėra ženklas. 1 milijonas ir daugiau,
reikia surinkti parašų, tai yra Europos piliečių iniciatyva. Tai yra bent 7 šalių reikia surinkti 1 milijoną. Tai yra tam tikri proporcijos, bet iš esmės 1 milijonas piliečių parašų Europos piliečių iniciatyvų. 300 tūkstančių ir daugiau, čia daug visi žinom, tai yra referendumą Lietuvoje. 50 tūkstančių ir daugiau, tai yra piliečių įstatymų leidybos iniciatyva. Čia mes reikia, tai kas buvo su nekilnojamo turto renkama ir yra renkama vis dar. 5% ir daugiau klausimos teritorijos gyventojų yra vietos gyventojų apklausa. Tai yra, kada piliečiai, ne savivaldybių, bet patys piliečiai nori padaryti vietos gyventojų apklausą, reikia surinkti 5% ir daugiau apklausimos teritorijos gyventojų. Ir peticija, kaip ir čia dabar žinom, 1 ir daugiau reikalingas parašas 1 žmogus. Gerai, tai dabar prie 3 klausimo atėjom, koks yra laikas skirtas peticijos parašams surinkti. 6 mėnesiai gali būti pratęsti iki 12 mėnesių. 2. 6 mėnesiai, nedaugiau. 3. 2 mėnesiai. 4. neribota. 1 variantas. 6 mėnesiai gali būti pratęsti iki 12 mėnesių. Kas manote? Dėkui. Tai turim. Dabar 2 variantas. Griežtai 6 mėnesiai. Taip, dėkui. 3 variantas. 2 mėnesiai. Peticija. Nėra, tai man, yra, dėkui. Ir 4. neribotas. Dauguma. Taip, yra 4. neribotas. 6 mėnesiai, tada jau grįžtu prie šito klausimo, tai yra 6 mėnesiai gali būti pratęstas iki 12 mėnesių, yra Europos piliečių iniciatyvai. 6 mėnesiai griežtai mūsų referendumas. 2 mėnesiai, tai yra vietos gyventojų apklausa ir piliečių įstatymų leidybos iniciatyvai. Čia Lietuvoje. Ir neribotas, tai yra peticija. Nori, pasirašyti dar kada ir teikite peticiją. Gerai, dabar panašus ir greičiausiai šitą jau daugumą lengvai spėsite. Tai yra, koks yra peticijos iniciatyvinės grupės dydis. Tai yra, bent 15 narių 1, 2, bent 10 narių, 3, bent 7 nariai, 4, bent 5 nariai ir 5, bent 1 narys. Tai yra, koks yra peticijos iniciatyvinės grupės dydis, kas užkirba, bent 15 narių. Nėra taip amžių. Gerai? Jau po tekste aiškiai. Malonu. Bent 10 narių. Irgi yra. Bent 7. Dėkui. Yra. Bent 5. Ir bent 1. O, didžioji dauguma, taip. Visi didžioji dauguma pasakė bent 1 narys, taip. Tos iniciatyvinės grupės, peticijos iniciatyvinės grupės narys, užtenka 1 žmogus. Taip pat savo šitos grupės narys. Žmogus nemaišyk, ne grupė. Taip. Taip, čia pagal formuluotės, taip. Ačiū pataisymą. Taigi, dabar trumpai tada, kas yra 15 grupė ir kam reikia 15 iniciatyvinės grupės narių dydis, tam turi būti. Referendumai. Taip. Bet 10 narių dydis. Vietos gyventojų apklausa. Taip. Čia jeigu savivaldybė norime daryti vietos gyventojų apklausą, mes turime bent 10 iniciatyvinės grupės narių. 3. 7 nariai. Čia yra Europos piliečių iniciatyvai. Visai Europos surinkti 1 milijoną parašų turi būti bent 7 nariai iš skirtingų valstybių. Tai yra iš kiekvienos valstybės bent jau po 1. 5 nariai, tai mūsų piliečių įstatymų leidybos iniciatyva. Ir 1, tai yra peticija. Užtenka 1 žmogaus. Ir dabar paskutinis, gal ne paskutinis, dar turiu daugiau klausimų. Tai prieš paskutinis klausimas. Ar surinktų po peticiją parašų skaičius įtakoja rezultatą? Yra, kad bus priimta ir įgyvendinta ta peticija. Taip, 1 atsakymas, 2 ne. Kas už tai? Kad priklauso.
Taip, kas priklauso, po peticiją, jeigu, sakykime, surinksiu 100 000 parašų po peticiją, rezultatas jau žymiai didesnė tikimybė, kad bus įgyvendintas. Kokioje santvarkoje? Jau autoritariniai ne. Autoritariniai net nieko ne. Nesvarbu. Taip. Daryk. Tai gerai, kas už tai? Už pirmą variantą. Gerai, dėkui. Už antrą variantą ne, kad neįtakoja. Dėkui. Antras variantas yra teisingas, nesvarbu, kiek yra parašų. Nebent politinis svoris, bet tai čia visi kiti dalykai, bet įstatymiškai tai yra jokio absoliučiai skirtumo. Ar pasirašė milijonas, ar pasirašė vienas. Rekomendacijų turi. Taip, tai yra rekomendacinė pobūdžio. Ir žinomiausia peticija, prie to pačio noriu priminti, kad kurią mes pasirašėm, tai yra dėl galimybių paso veikimo stabdymo, tai yra 21 metų gruodžio 12-29 dienom vyko ir per tas 13 dienų buvo surinkta virš 112 000 parašų. Teikta prezidentui ir tenais paskiau niekas neįvyko. Taip? Iš viso buvo surinkta po tą peticiją apie 134 000 parašų. Tai yra, matome, kad iš vienos pusės yra lengva peticiją paskelbti, iš kitos pusės pateikti teisingiau. Iš kitos pusės jos nauda yra su klaustuku, nes tai yra rekomendacija, prašymas, mūsų matymas, bet Seimas, valdžia, bendrai sakykime, valdžios institucijos neįpareigotas ir tai atsižvelgti. Ir tada, čia jau susijęs klausimas, ar peticijų komisijos sprendimas tenkinti peticiją, tai yra, čia irgi yra, ne iš karto jūs tik parašote, tai yra peticija, ne. Iš karto yra peticijų komisija, kuri turi pasakyti, kad tai, ką jūs parašėte, yra peticija. Tai yra, arba šitos komisijos sprendimas pripažinti, kad jūsų kreipimasis, prašymas yra peticija, įpareigoja Seimą priimti būtinus įstatymų pakeitimus. Kas tą inicijuoja komisiją? Seimas. Pirmas, taip. Antras, ne. Tai kas už tai? Kas įpareigoja? Taip. Visiškai teisingai, jau visi praktiškai pasakė, kad tai, kad peticijų komisija pripažins jūsų kreipimas į peticiją, Seimo neįpareigoja atsižvelgti į jūsų siūlymus. Net kai kurie referendumą net neįpareigoja. Tai čia padarinėja, taip. Gerai, taigi mes apie peticijas iš esmės jau esame sužinojom, bet iš tų klausimų, bet dar trumpai tada apžvelgsiu, kas yra peticija. Peticija yra tai raštu pateiktas kreipimasis, kuris yra pripažintas peticija. Jeigu nepripažintas jūsų kreipimasis raštu, tai nėra peticija. Ir šis raštiškas kreipimasis turi būti su prašymu arba siūlymu spręsti ne tik pareiškėjui, bet ir visai visuomeniai ar jos daliai svarbų klausimą. Kai tam reikia priimti, čia svarbu, papildyti ar pripažinti netekusių galios norminį teisės aktą. Norminį teisės aktą. Tai va čia šitie dalykai dabar plačiau šiek tiek. Taip išdėstyta neseniai prieš 2 metus įsigaliojusiame konstituciniam peticijų įstatymui. Dabar svarbu, peticijos teisė gali būti įgyvendinama kreipiantis tik dėl norminio visuomeniai svarbaus teisės akto priėmimo, pakeitimo ir panaikinimo. Visi kiti piliečių kreipimasi nagrinėjami viešo administravimo įstatymą nustatytą tvarką. Taigi, jeigu ne teisininkai, sakykime, ar nesusidūrė su teisė, iš vis čia kas tas norminis teisės aktas. Tas norminis teisės aktas yra oficialiai, jeigu taip pagal apibrėžimą, tai oficialus kompetentingos institucijos priimamas teisinis dokumentas, kuriuo nustatomos arba pakeičiamas tam tikros, panaikinamos tam tikros teisės normos. Kitaip tariant, tai teisės aktas, kuris nustato elgesio taisyklės dideliai visuomenės grupiai. Tai yra, kaip pavyzdys, jeigu reikia surinkti 300 000 parašų, norint inicijuoti referendumą, tai čia visiems. Jeigu sakytų, kad reikia Egidijui surinkti 300 000 parašų, tai jau būtų nenorminis teisės aktas.
Tai yra, kas liečia mus visus, tai yra norminis teisės aktas. Tai yra, kai mes bendrai, pagal kokias elgesio taisyklės, mes bendrai visuomeniai sugyvename. Taigi, norminis teisės aktus priima ne tik valstybinės savivaldos ar tarptautinės institucijos, bet ir įvairūs kiti juridiniai asmenys, pavyzdžiui, profsąjungos įmonės irgi, pavyzdžiui, darbo įstatai, nuostatai, vidaus darbo taisyklės ir panašiai. Norminis teisės aktas neturi konkrečiai vardo adresatų, tai yra kam jisai skiriamas. Tai yra ne Egidijui, o bendrai mums visiems. Jis dažniausiai formuoja bendrą elgesio taisyklę ir norminiai teisės aktai turi griežtai apibrėžtą dokumento formą. Tai yra arba įsakymas, įstatymas, instrukcija, potvarkis ir panašiai. Ir tuo skiriasi nuo individualių teisės aktų, kur yra sprendimas, nuosprendis, nutartis, protokolas, pavyzdžiui, policija, testamentas, įsakymas ir taip toliau. Taigi, dabar norminis teisės aktas yra nuolatinis paliepimas, o individualus teisės aktas yra vienkartinis paliepimas. Pagal konstitucinį įstatymą gyventojai peticiją gali pateikti ne tik Seimui, o čia dabar naujiena yra, vyriausybei ar savivaldybei, kaip buvo anksčiau, čia prieš šitą priimant šitą įstatymą, bet dabar gali pateikti ir kitom valstybės institucijom, kurios priima norminius teisės aktus. Pavyzdžiui, viešųjų pirkimų komisija. Tai čia yra patobulėjimas, sakykime, šią linkme, mano požiūrį, kad įstatymas jau šiek tiek tobulesnis. Tai, peticiją gali pateikti vienas arba grupės asmenų, kaip jau minėjom, kad kreipimasis, raštiškas kreipimasis būtų pripažintas peticija, peticijų komisija sprendžia ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Tai grupės skaičiuojam mėnesis, peticijų komisijai apsvarstyti, ar tai yra peticija, ar tai nėra peticija. Nuo kreipimus užregistravimo, taip, turi mėnesį. Tai vieną mėnesį peticijų komisija svarsto, ar tai yra peticija. Peticija išnagrinėjama ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo to, kai nusprendžiama pripažinti, kad tai yra peticija. Tai mes turime mėnesį apsvarstyti, kad ar tai peticija ar ne peticija, tada 3 mėnesiai pačiam sprendimui priimti. Taigi matome, kad visas šitas dalykas gali išsitęsti kaip 3 mėnesių. Tai irgi reikėtų orientuotis, kada rašote peticiją, kad tai nėra greitas dalykas. Jeigu prieinama išvados tenkinti peticijų išdėstytus reikalavimus ir siūlymus, gali būti parengiamas atitinkamas teisės akto projektas arba siūloma sudaryti komisiją ar darbo grupę teisės akto projektų parengti. Peticijų komisijos sprendimas tenkinti arba tenkinti iš dalies jūsų raštišką kreipimąsi arba netenkinti peticijų pateikto prašymo niekaip, dar pakartosiu, niekaip neįpareigoja Seimo. Seimas gali priimti bet kokį sprendimą, jeigu net ir priima tenkinti, svarsto bendrąją tvarką ir tai Seimo sprendimas yra neskundžiamas. Jeigu sprendimas netenkina, po 1 metų vėl galite teikti tą pačią peticiją, savo kreipimus raštu. Seimui gali būti apskristi tik peticijų komisijos sprendimai nepripažinti kreipimąsi peticiją arba atsisakyti priimti peticiją nagrinėti. Dabar tiesiog, gal šiek tiek apie tuos klausimus, kurie turėtų atsispindėti peticijų. Čia pati pabaiga. Čia yra iš pavyzdinės formos, kurią galite lengvai rasti Seimo puslapyje, ją atsisiųsti. Ir į kreipimąsi turėtų būti prašymas pripažinti peticiją. Antras dalykas – žmogaus teisių ir laisvių apsaugos ar įgyvendinimo, valstybės ir ar savivaldybės institucijų reformavimo, ar kitas ne tik pareiškėjų, bet ir visai visuomeniai ar jos daliai svarbus klausimas, kurį prašoma ar siūloma spręsti. Taip pat turi būti kreipimosi pateikimo priežastis, tikslai. O jeigu dar žinote įstatymą, kuris turėtų būti papildytas, pakeistas ar priimtas, tai galite irgi
net ir pateikti savo pavyzdį. Taigi, tiek apie peticijas ir ar turite klausimų tiek dėl antros dalies, dėl šitų saldainiukų, ar dėl konkrečiai peticijos. Dėl peticijų, Prašau. vieną klausimą. Esam parašę peticijų ne vieną, bet klausimas, tai ar ta peticijų komisija jinai svarsto tą peticiją, ar ten Seime kas nors iš vis atsižvelgia, kas ar mato ten Seimo nariai, kiek peticijų parašyta, kokiais klausimais. Ar svarsto, kada priima svarstymą. Ar tos peticijos čia tik kažkokias nuomonės pareiškimas įdėti. Taip, peticija yra nuomonės pareiškimas, antras dalykas, peticija turi būti pripažinta peticija. Jūsų kreipimasis raštu, kol nėra pripažintas peticija, peticijos komisijos, tos yra tiesiog kreipimasis raštu. Tai dar nėra peticija. Tiek, prašau. Taip, svarsto ją kas nors. Paskiau, jeigu pripažįsta peticiją, taip, tada yra sudaroma arba ten grupė. Seimo narių svarsto. O jie svarsto tas peticijas, jeigu pripažįsta. Jeigu pripažįsta, tai yra tuo tiesiog klausimų dirbama. O paskiau, ar Seimas, tai jūsų kreipimų tą įgyvendys ar ne, tai čia jau jiems spręsti. Tai gali, tai čia yra peticija. Pats silpniausias iš mūsų instrumentų, pilietinės visuomenės. Prašau. Man klausimas toks, kam ta peticija iš visų reikalinga, jeigu jinai nieko nesprendžia. Antras dalykas, mes rašom peticijos tam, kad peticijos komisija gautų atlyginimą, nes jie tada pasiteisina savo buvimo, o iš esmės jie visiškai nereikalingi, tai gal nerašom tos peticijos ir panaikinam tas peticijos. Na, aš pabusiu. O antras klausimas, koks skiriasi komisija nuo darbo grupės. И микрофона kalbėk. Pamatė jauną vyrą ir vyrašnik. Į mikrofoną reikia kalbėti. Gerai. Dėl pačios peticijos. Aš pabusiu čia už, sakykime, tą. Pabandysiu pasakyti, dėl ko jinai gali reikalinga ir dėl ko aš irgi apie peticiją kalbu. Taip, aš mano pačio nuomonė asmeninė yra, kad tai pats silpniausias instrumentas. Tačiau, jeigu yra susiklausimas tarp Seimo ir visuomenės, šitą peticija iš tiesų yra geras instrumentas, kai vienas žmogus gali padaryti įtaką. Pavyzdžiui, žmogus mato problemą, kuri liečia ne tik jį, bet ir bendrai valstybei, bet tai kažkas neužfiksuoja. Taip, jisai paima, parašo peticiją, apie tai jau yra peticijų komisija apsvarsto ir tada pamato, kad tai iš tiesų tai problema egzistuoja, mes galime kažkaip patobulinti ir tada siūlo Seimui, Seimas sutinka ir tada padaro pakeitimus. Tai yra toks lengvas, paprastas būdas, kur vienas žmogus gali teoriškai padaryti tam tikrą pokytį. Teoriškai. Taip, aš taip ir sakau. Bet čia iš teorinės pusės tam jis reikalingas. Jeigu tai yra mūsų pačių prašymas, kreipimasis, o prašymas, jeigu mes kaip prašome, tai mes nesprendžiame. Čia nereikia maišyti su referendumu. Kur referendumu priimam klausimą ir jau visa valdžia, tiek teismai, tiek vyriausybė, tiek Seimas, tiek prezidentas jau privalo tai vykdyti. Jie negali. Patinka, nepatinka. Štai dėl to mano asmeninė nuomonė ir nepraleidžia to referendumų klausimų. Nes po žemės referendumų įsigando, kas buvo tada padaryta. Taigi, dabar antras klausimas, atsiprašau. Kom skiriasi darbo grupė nuo komisijos? Darbo grupė, jinai paskiau, iš pradžių peticijų komisija nusprendžia, ar tai iš vis yra peticija jūsų raštas. Jeigu pripažįsta, tada padaro darbo grupę, kuri, pavyzdžiui, galbūt reikia įstatymą patobulinti arba naują priimti. Tai parengia to įstatymo projektą arba pakeitimų projektą. Bet pati peticijų komisija tiesiog nusprendžia, ar tai peticija ar ne. Jų toks darbas. Ir kur paskiau nusiųsta. Tik tuo. Gerai, daugiau klausimų? Tai tiek ką, gerai tada, netiems laiko, ačiū, visą gerą.
kaip sako, sprendimai, kad ir dabar vienam kažkaip baisu, kad galiu suklysti. Ne, juokais, bet darom gal pertrauką, ką manot? Gerą mintį. Tai gerai. Visi už. Teisingai. 10 minučių.